Noriu įrašyti, nes ką tik pasidalinom, ką reiškia ir kaip sunku dėl savęs leisti pinigus, dėl savęs planuoti šventę, dėl savęs susiplanuoti kelionę, dėl savęs. Nu tiesiog dėl savęs. Visiškai tik nėra kito pasiteisinimo, tik aš. Kas vyksta su moterimi, kai moteris nusprendžia dėl savęs ir savo. Jinai nusprendžia energetiniu lygmeniu perkelti save į kitą aukštesnę kokybę, ar ne? Tai kalbant apie meilę savo, nes čia jau yra, kai aš nusipirksiu kažką brangaus, kai aš išvažiuoju į solo kelionę, kai aš susiorganizuoju savo šventę, darau tai dėl savęs ir nieko kito nereikia pasiteisinti. Nu, kad tai būtų protinga, kad tai būtų ekonomiška, gal dabar būtų geras laikas, ar ne? Tik dėl savęs, tik dėl savo malonumo ir noro. Iškart aš save keliu kaip moteris ir asmenybė į kitą kokybę. Kai aš keliu į kitą kokybę, aš lipu aukštyn. Ir dabar įsivaizduokit, mano asmenybė buvo čia. Kai aš lipu aukštyn, čia susidaro tarpas. Matote, ne? Aš lipu aukštyn, čia susidaro tarpas, nes buvau pripratus prie čia. Dabar nusprendžiu būti kitos kokybės, lipu aukštyn, čia susidaro tarpos. Kitaip sakoma, vakumas. Kuo užsipildo šita dalis? Visom mūsų šiukšliam, visom nesąmonėm, kurias mes turim ir kurios temps žemyn į tą patį lygį, kurio aš nebenoriu, kuris sukūrė man problemas, kuris sukūrė nesąmoningas situacijas santykiuose, finansuose. Aš tiesiog nebenoriu būti tokia moteris, nes aš čia jaučiuosi net pavargus. Ir aš matau save, kad aš turiu tapti kitos kokybės. Tai šitas tarpas prisipildo akmenų, kurie nutemptų moterį atgal į ją pačią. Ir jeigu jūs nedarot praktikų, aktyvacijų, nedarot užduočių, tai jūs neišvalot šitos erdvės, kad tai taptų tik tais oras ir viskas nutempia žemyn. Žmonės atsikancelina, galiausiai aš susinervuoju, aš iš vis nieko nebedarau, aš su visais susipykstu, iš vis mano gimtadienis, pavyzdžiui, arba šventė, kuri turėjo būti labai graži, visa kita, aš turėjau ten būti kitos kokybės moteris, tampa nesąmonė, nieko nevyksta, verkiu krūvinom ašarom ir esu, bedugniai. Ne? Bet jeigu jūs darot praktiką, suprantat, apie ką mokau pagal moteriškos energijos principus, ar ne, ir išvalo tas šiukšles, pašalina tuos akmenis, čia nebelieka inkarų ir jūsų niekas nebespaudžia žemyn, jūs išliekat naujam lygyje. Jūs išliekat. Arba jeigu ne viską išsivalot, biški pažemėjat, bet nebesugrįžtat į tą, kuris ir sukūrė visas nesąmonės gyvenime, ar ne? Tai va taip mes ir lipam. Ir atrodo, bet aš darau čia viską teisingai, visos tavo ląstelės priešinasi. Jeigu 35 metus visiškai savęs nemylėjai ir dabar nusprendai prieš gimtadienį arba šiaip kažkada čia dabar pradėt, tikrai jau labai mylėt, visos tavo ląstelės sukils. Vyks kova, tiesioginė to žodžio prasme. Todėl ta meilė savo, taip, čia labai faina, marketinginis galbūt triukas, bet iš tikrųjų tai yra kelionė. Iš tikrųjų ten yra ką veikti. Tai ta meilė savo, jeigu iškelia kažką skaudaus, kažkas ne taip, mes iškart galėtume galvoti, kad turbūt ne taip darau. Labai teisingai tu darai. Tai yra normalus etapas ir normalus procesas.